Ačiū visiems susirinkusiems, kuriems dar užteko kantrybės mūsų sulaukti. Ačiū vedėjams. Ir pradėkime. Čia yra žmonės, nuo kurių institucinės veiklos iš tikrųjų labai reikšmingai priklauso Kaunas 2022 palikimas. Ir norėčiau skirti pirmąjį klausimą jums visiems ne kaip institucijų atstovams, bet visai asmeniškai, kaip žmonėms, kurie yra neabejingi kultūros vyksmui ir tiesą sakant, turi jame pakankamai patirties. Kas iš Kaunas 2022 renginių, įvykių, iniciatyvų, produktų jums įsiminė labiausiai? Ką galėtumėte paminėti? Toks mano pirmasis klausimas visiems. Kas norėtų pradėti? Galiu aš pradėti? Žinom. Jūs nepatikėsit, aš suplanavau šitą klausimą, nes aš pagalvau, kad tai yra tokia vis tiek labiau politinė diskusija, nes mano šonuose du politikai, savivaldos nacionalinis politikas, ir visada politikam užduoda tokius klausimus kaip egzaminę, kad patikrint, ar tikrai buvo, ar tikrai lankėsi. Neturėjo tokių intencijų? Aš tai manau, kad aplink jūs sėdi daugiau finansinių įsipareigojimų turintys žmonės. Jūs taip pat. Bet pradėjau nuo asmeninio. Bet aš pasiruošiau. Prašau. Tiesą sakant, pats ryškiausias prisiminimas iš Kaunas 2022, į jį mane nuvedė Virginija. Aš atvažiavau į Kontempo festivalį ir Virginija tiesiog prieš vieną renginį pasakė, kad Asta būtinai turi nueiti ten. O ten yra Jane Kagan paroda. Ir aš visai net kažkaip galvojau apie kitus dalykus, aplankyti Kentridžą ir taip toliau. Ir aš paklausiau Virginijos ir aš nuėjau. Ir būtent ten aš gavau patį ryškiausią prisiminimą, nes aš neturėjau visiškai jokių lūkesčių. Aš turėjau labai didelius lūkesčius, pavyzdžiui, tam pačiam Kentridžui arba Marinai Abramovič. O ten aš jau, tiesiog kaip tabula rasa ir būtent ten gavau daugiausiai. Tomai? Sveiki gyvi. Žinot, prisipažinsiu atvirai, galbūt mano kompetencijos nėra tiek stiprios kultūros srityje, kad aš galėčiau vertinti, kas paliko tą tokį įspūdį jau patį didžiausią, nes iš ties visur, kur lankiausi, visur buvau labai patenkintas, sužavėtas ir tikrai paliko daugybę neišdildomų įspūdžių. Ir šiuo atveju aš visiškai nenorėčiau pataikauti, bet norėčiau pasakyti, jog turiu vieną iniciatyvą, vieną reiškinį galbūt, kuris netgi neprisiminimuose yra gyvas. Aš manau, kad jis gyvas tiesiog savaime pats iš savęs ir jis gyvas turėtų išlikti dar ilgą laiką. Galbūt tai yra mano kaip 3 augančių kauniečių tėčio mintis, bet aš išskirčiau Kauno žvėries mitą. Ir aš manau, jog tai yra tai, ko Kaunui ilgą laiką trūko, ko Kaunui labai reikėjo ir kas tikrai, net nebejoju, ne tik kultūros specialistų atmintyje, mintise, sąmonėje, bet ir ypatingai mažųjų kauniečių, jaunųjų kauniečių, bendrai visuomenės sąmonėje tikrai išliks labai ilgam. Simonai. Kažkaip pastaruoju metu man atsakymai klausimus tampa vis ilgesni, vis komplikuotesni. Ir aš kažkaip visada sakydavau ir tvirtindavau, kad man Europos kultūros sostinė nėra apie renginį, apie, nežinau, ferverkus, apie kažkokius, dalykus, kuriuos tu pamatai vieną vakarą ir kitą dieną toliau gyveni, kažko laukia. Ir man atrodo svarbus yra pats procesas, prasidėjęs nuo 2015 iki pat titulinių metų ir po jų. Ir kalbėti tik tai apie renginius, tai yra kalbėti labai nedaug apie Kauną Europos kultūros sostinę. Bet visgi, jeigu kalbam apie renginius, arba net ne apie renginius, tokių iš karto iškyla prisiminimų nuo, tarkim, tų sekundžių ar minučių, kai laukiam atsakymo iš komisijos Rotušės aikštėje, kas čia dabar Klaipėda ar Kaunas tampa Europos kultūros sostinė, iki to momento, to savivaldybės rytinio pasitarimo, kada reikėjo eiti ir sakyti, kad žinot, ten komanda prašo uždaryti parodos kalną, nes ten, žinot, žmonės lips atbulom kažkaip ten jį, nes bus toks ir toks festivalis, fliuksus ir panašiai.
ir galvot, kaip ten parinkti tam tikrus žodžius merui, kad įtikint, kad tą reikia daryti. Iki galų galėjau man kaip politikui tokių esminių žinių, kadangi nuo mano darbo pradžios to pačio, tarkim, vicemero pareigose man teko tokia galimybė matyti ir kitų Europos miestų, Europos kultūros sostinių atidarymus. O kadangi aš politiškai šitą projektą vertinu ir kaip Europos Sąjungos projektą, kaip Europos komisijos prižiūrimą projektą, kaip projektą apie tas tokias, europietiškasias vertybės, tai man pats atidarimas, kuriame, aišku, COVID šiek tiek sumaišė kortas, bet iš esmės dalyvaujant tiek von der Leyen, tiek Mišeliui, tiek UNESCO generaliniai direktoriai, man atrodė labai stipru, turint omeny dar karo kontekstą, turint omeny patį ES savęs ieškojimą tam tikrais kampais. Tai man atrodė, kad čia kažkas vyksta laiku, vietoj ir čia tikrai daugiau nerenginys, o tai turės prasme procesus ir kituose. Ir tarkim, kai aš jau važiuodavau kaip kultūros ministras į Briuselį, į kultūros ministrų tarybas, aš labai aiškiai mačiau, kad net pati ES iš naujo atrado šitą projektą. Ir kur kažkuris jau buvo taip truputėlį gal ne tai, kad nurašytas, bet nebuvo tiek dėmesio ir akivaizdu buvo, kad po Kauno ta situacija kažkaip išjudėjo visai kitaip. Tai mano gal tokie didžiausi prisiminimai. Štai yra daug kas taip sako, kad Europos Sąjungoje šitas projektas tampa vis svarbesnis. Mes tarpusąje pasišnekame tarp kolegų iš kitų Europos kultūros sostinių, kad gal jisai galėtų būti ir dar svarbesnis. Bet faktas, kad Kaunas 2022 tikrai susilaukė labai gero tarptautinio pripažinimo. Ar jūsų požiūriu miestas ir valstybė suprato, koks tai buvo projektas? Ar mes patys supratome? Tarptautinis pripažinimas yra, o Lietuvoje, o mes patys. Kaip jūs manote? Gal nuo miesto pradėkime? Šį rytą klausiausi Tado Šarūno sociologinio apibendrinimo apie Kaunas 2022 ir man patiko jo toks provokatyvus diskursas, ar Kaunas 2022 turėjo reikšmės ir pakeitė Lietuvą. Tai atsakymas buvo pakankamai drąsus, kad taip, tai turėjo neabejotinai reikšmės. Manau, kad Kauną tai pakeitė iš tiesų. Iš tiesų ir tai buvo tai, ko Kaunui tikrai ilgą laiką trūko ir turime galiausiai didžiulį turtingą palikimą. 12 festivalių, kurie tikiu, jog gyvuos ilgą laiką ir primins apie 2022 tapusius istoriniais Kauno metraščiuose. Ir visos kitos veiklos, iniciatyvos, tūkstančiai dalyvavusių žmonių, aš nebejoju, kad tai tikrai paliko pėdsaką žmonėse. Bet kad tie festivaliai gyvuotojus reikės tęsti ir be savivaldybės dalyvavimo to nepavyks padaryti. Ar tai, ką aš dabar girdėjau, jau yra įsipareigojimas? Čia gal būtų per daug didelė garbė į mane suvesti visas galias, bet kiek tai priklausys nuo manęs ir nuo mūsų kolegų esančių taip pat šioje salėje, aš manau, kad mes tikrai palaikysime tas iniciatyvas ir jo labiau, kad žinia, viskas vyksta šiandien, viskas turėtų vykti ir ateityje. Turime programą iniciatyvos Kaunui, tiek nevyriausybinių organizacijų, tiek privačių iniciatyvų finansavimui. Aš nebejoju, kad miestas tikrai nieku gyvų nepadės brūkšnio ir nepaliks už nugaryje viso to, kas įvyko, bet bus suinteresuotas tęsti. Asta, kaip jums atrodo? Ar Lietuva, dabar jau tikrai apie Lietuvą galim kalbėti, nes jūs esate toliau nuo Kauno centro, arčiau Vilniaus centro. Kaip jūs jaučiate tai? Sunku man būtų kalbėti apie Lietuvą ir apie Lietuvos visuomenę, nes kaip Tadas ir sakė, visuomenės yra labai skirtingos ir tie du burbulai, jie susiliečia taip nestipriai, aš nežinau, gal čia tik tokia vizualizacija buvo, bet jie mažai sąlyčio taškų turi. Aš tai galiu kalbėti tik apie save ir savo aplinką. Mano aplinka yra kūrėjai, menininkai, tai labai didelį poveikį paliko. Aš, pavyzdžiui, kaip Lietuvos gyventoja, kaip Lietuvos pilietė, aš didžiuojuosi, kad Kaunas įgyvendino šitą projektą. Ir kad
ne šiaip įgyvendino, o būtent taip įgyvendino tokiom priemonėm, tokiais būdais, įgyjo neįtikėtiną patirtį, daug žinių. Beje, kaip pilietį didžiuosi, bet tarkim, kaip kultūros tarybos pirmininkė, aš matau kaip ekspertai, kurie pretenduoja paraiškose savo patirtį Kaunas Europos kultūros sostinėje pirmoji pozicijai pateikia. Vadinasi, ir jie didžiuosi, ir jie tai pateikia kaip svarbiausią aspektą ir argumentą. Tai poveikis yra didžiulis ir jis bus ilgas labai ir tikiuosi, kad nenusės, o skverbsis pačiom įvairiausiam formom ir tiesą sakant, ne tik, kad bus kažkas pastatyta, ne tik, kad bus kažkas finansuota, bet būtent per tą patyrimą. Tai jūs sakytumėte, kad kultūros tarybos ekspertai šiandien žino, kas čia buvo sukurta ir atpažintų ateities paraiškose kompetenciją žmonių, kurie dirbo šiame projekte? Vėlgi sudėtingas klausimas, nes ekspertai yra labai įvairūs. Tikrai labai įvairūs ir mes, sakydama, turiu omeny Lietuvos kultūros tarybos narius, nes aš esu viena iš 11 asmenų, mes siekiam įvairovės. Skonių, požiūrių, vertybių, amžių, lyčių ir taip toliau įvairovės. Ir taip viena dalis galbūt ir nesuprato arba neįvertino, arba atrodo, kad čia kažkaip ir kitaip reikėjo daryti, o gal geriau reikėjo skirti kažkokiai kitai veiklai ir taip toliau, bet dalis žmonių, tai viską aiškiai supranta. O mūsų kaip tarybos narių darbas siekti būtent tos įvairovės ir balanso, kad viskas nenukryptų į vieną pusę. Ir ar įmanoma taip, kad laikui bėgant vis tik tai atsiskirs Europos kultūros sostinė nuo konkretaus miesto, nes mes turėjome jau Vilnių, turėjome dabar jau Kauną, ateis laikas ir jis tikrai ateis, turėsime ir kitą miestą, kad mes galėsime kalbėti apie Europos kultūros sostinę apskritai kaip prekės ženklą, kaip brendą, kurį Silvanas Paskuačiai yra paminėjęs prieš tai buvusioje diskusijoje. Tikrai svarbu brendą, kuris leidžia valstybei vystytis į priekį. O gal čia klausimas jau ministrui būtų, nes jisai sakė, kad teko dalyvauti kitų sostinių atidarymuose ir panašiai. Gerai, čia mes kaip tik nuo konkretaus iki bendresnio, nuo Kauno iki, dabar jau tikrai, iki visos Lietuvos. Prašau. Nuo politikos iki brendo. Taip galvojant, kaip labai paprastai pasakyti, kas atsitiko Kaune ir nuo ko kažkaip pradėti dalykus vertinti, tai man toks paprasčiausias apibūdinimas į galvą ateina, kad Kaune kultūra tapo madinga. Atsirado visiškai nauja terpė žmonių, kurie labai aiškiai matosi iš renginių, iš įvairaus vyksmo, tų pačių, nežinau, Vilniečių atvykstančių čia, užsienio svečių ir miestas tikrai kažkokią sukūrė aurą, kad čia yra tikrai geri dalykai vykstantis ir net sunku kartais paaiškinti, ką čia tu galvoji atrasti, bet tai veikia iš esmės kaip toks, kaip narkotikas. Kitas dalykas, sutapo turbūt labai geri procesai ir jie iki šiol yra reikšmingi. Aš turiu minty, kad, tarkim, nežinau, smetonmetis virto modernizmo epochą. Mes visai kitaip pradėjom kažkaip vertinti ir žiūrėti į architektūrą ir būtent į tos modernizmo architektūros kaip čia gyvavimą jau šiais laikais, kažkokių naujų prasmių radimą ir panašiai. Tai vienas iš tokių tiesioginių palikimų, tai yra, kultūros ministerija savo laimę ir nelaimę iš esmės nusipirko Kauno centrinio pašto pastatą iš Lietuvos pašto kompanijos. Šiandien jau yra, paraiškos atiduotos būtent kalbant apie europinį finansavimą ir europinės investicijas į šį projektą ir jau greit irgi tie procesai pasisuks taip, kad tai iš esmės tampa kultūros židiniu, į kurį investuoja valstybė tiesiogiai ir kuris irgi generuos tam tikrus dalykus ir ypač norisi pabrėžti architektūros kaip srities išryškinimą. Čia buvo irgi atliepta į mano mintis, kad tekė daug kur dalyvauti, tai mano galva ta architektūrinė pusė čia buvo tikrai labai ryški. O dabar kaip tos dalykus kažkaip išlaikyti, nepaleisti, tai vėlgi, kaip ir minėjau, ar apie tą madingumą, ar kitus dalykus, aš atsimenu ir su merais, ar tiek miesto, tiek rajonų irgi kartais yra tekę bendrauti, nežinot, čia būdavo visada.
ar po Vilniaus Europos kultūros sostinės, kur mano galva ir Vilnius Europos kultūros sostinės turi labai aišku palikimą, kuris iki šiol vyksta, yra puoselėjamas ir dar tęsis, manau, tikrai ilgą laiką. Ir apie tai reiktų irgi kalbėti ir to nepamiršti. Bet Kauno atveju tai kažkaip tapo jau nebe, nes tai visada yra apie, tai dideli pinigai, neaišku kažkoks renginys, tai nėra, nežinau, asfaltas, tai nėra kažkoks apčiuopiamas daiktas, tai kur čia dabar investuojam, kodėl čia tiek brangu. Bet iš esmės, kaip ir meram sakydavau ne kartą, kad žiūrėkit, jūs jau atsipalaiduokit, šis projektas nebe savivaldybių, nebe jūsų, jis kažkokiu tapo, nežinau, miesto, bendraja prasme miesto projektu. Ir mano galva, būtent tą palikimą irgi išveš ne tiek irgi institucijos, ar čia tiesiogiai kultūros taryba, nežinau, ministerija ir panašiai, bet pats tas sukurtas pačių miestiečių kažkoks jausmas, poreikis ir panašus dalykai. Ir pavyzdžiui, aš tos dalykus matau net labai paprastose dalykuose, pavyzdžiui, kokie nors valstybėje priklausančių įstaigų metiniai vadovų vertinimai. Kai jau po Europos kultūros sostinės atvyksta būtent Kauno įstaigų vadovai, aš matau didžiulį žingsnį į priekį. Mes kažkaip labai pradžioj bandėm uždėti tokį įvaizdį, sakydami, kad čia ne menininkam, čia kultūros vadybininkų projektas. Mano galva, tai yra viena esmių ir kultūros vadyba irgi yra be galo svarbu kultūriniam gyvenime ir šitas projektas buvo pirmiausia ir kultūros vadybos sėkmė, kurią irgi galima kaip patirtį pasimti, naudoti, tiek kalbant apie kultūros decentralizaciją, tiek kalbant apie tą kultūros ir bendruomeniškumo santykį ir krūvą panašių dalykų. Tai mano galva, čia daug tų kompetencijų susikūrusių jų tiesiog neišsitrins, bet aišku vis tiek reikėtų kažkaip išlaikyti, nes kas man visada patikdavo, jeigu tarkim ir dabar darbe matosi, ar ten tarkim bendrauju labiau su kultūros atstovais Vilniuje, matai, kad tiesiog žmonės daro kažkokius savo darbus, o aš labai prisimenu ypač tos pradinius etapus Kaune, tai ko labai pasigendu kitur, tai tiesiog labai degė akis žmonių, labai aiškiai idėja ir tikėjimu, kad tai yra labai gerai. Tai būtent tų dalykų man irgi norėtųsi matyti daugiau, o tarkim tas pats Kauno rajonas. Tai patikėkit, visos Lietuvos, nežinau, kultūros centram, panašiom įstaigom, tai yra geras pavyzdys, kaip įmanoma visiškai perkrauti savo veiklą, visiškai kitaip atrodyti ir turėti visiškai kitokį procesą. Ir tie dalykai, mano galva, yra net užkrečiami ta prasme, kad pavyzdžiui, neturim tokį projektą, kuris pasiliko po Vilniaus, tai yra Lietuvos kultūros sostinės. Mes atėjau į ministeriją, pakeitėm truputėlį sąlygas, pabandėm bent keliais žingsniais priartinti prie tų tokių konceptualių dalykų, ko reikalauja būtent Europos kultūros sostinės procesas. Ir mano galva, ką aš dabar matau Tauragėj, ką žinau, kam ruošiasi Kaišiadorys, toj pačioj Neringoj, ką mačiau, kai jinai buvo Lietuvos kultūros sostinė, nes labai aiškiai matėsi, kad Klaipėdos regionas nors ir nelaimėjo, bet tas dalyvavimas jis irgi nusėdo, pavyzdžiui, Neringos paraišką ir visą vyksmą, kai Neringa buvo Lietuvos kultūros sostinė. Tai aš manau, kad tie orientyrai yra tikrai geri ir būtent kultūros politikos formuotojai ar jau kažkokie įgyvendintojai, finansuotojai, tikrai orientuodami įvairiausias sąlygas, taisyklės, turėtų tikrai tą tokį vektorių brėžti pasinaudodami tą patirtim, kuri čia įvyko. Tomai, štai Simonas paminėjo žmonės degančiomis akimis, tokių žmonių ir turinčių labai rimtų kompetencijų, baigusių, taip sakant, šito projekto mokslus, dabar yra nemažai. Aš noriu paklausti, ar savivaldybė tas degančias akis mato ir ar ketina priimti to žmonės į savo sistemą ir pasinaudoti jų kompetencijomis? Tai man atrodo, kad mes jau turime pavyzdžių, kuomet turbūt gal, sakyčiau, labiausiai degusiomis akimis žmonės yra atėję į biudžetinės įstaigas ir darbuojasi ten. Galbūt tai yra pavieniai atvejai, bet kokiu atveju tokių pavyzdžių esama. Ir aš manau, jog net ir po Kaunas 2022 metų tos įstaigos jos tampa atviresnės ir nebejoju, kad tie, kurių akis labiausiai degs, jie tikrai atras savo vietą. Ir aš tikiu, jog jie gali surasti savo vietą ir miesto įstaigose. Profesionalai yra reikalingi miestui ir
nematau jokio preteksto, kodėl jie negalėtų dirbti miesto tikslais, miesto užmojais toliau. Tai tikrai neabejoju, kad labiausiai degančiomis akimis žmonės, jie tikrai gali atrasti vietą ir darbuotis. Bet žinot, kas dar labiau jų laukia? Lietuvos kultūros taryba. Lietuvos kultūros taryba 23 metais darė daug konkursų. Ir kai kurios konkursus mes tiesiog tuščia eiga sukom patarėjų, vyr specialistų ir taip toliau ir taip toliau. Mes labai laukiam, o taip pat ir tarp ekspertų. Puikiai, labai gerai. Tokie Prireiks man patinka. konkurso. Tomai, dabar toliau. Aš labai norėčiau kažką panašaus išgirsti iš Tomo dabar. Mes čia kalbėjome ir ne kartą šiandien buvo paminėti ir skaičiai, ir Simonas apie juos užsiminė. Iš tikrųjų, šitas projektas ir bet kada Europos kultūros sostinės projektas yra nemenka investicija viešųjų pinigų. Kokią grąžą jūs numatote ir kaip ketinate tą grąžą gauti kaip miestas? Kokiais būdais? Nes tai mes ne vieną pavyzdį esame jau girdėję apie tai, kaip miestai po 10, po 5 metų sugrįžta ir rengia Europos kultūros sostinės sugrįžimo šventes iš pinigų, kuriuos uždirbo, išnaudodami štai šitą prekės ženklą ir šitą patirtį. Ryti, jūs užduodate klausimą ir sufleruojate atsakymą. Kodėlgi ne? Bet pirmiausiai tai turbūt norėčiau pasakyti, kad miestas, būdamas finansinė prasme didžiausių dalininkų Europos kultūros sostinės projekto, tikrai nesistengia šioje vietoje žiūrėti kažkokios komercinės naudos ir atitinkamai laukti finansinės grąžos. Aš manau, čia buvo investicija pirmiausiai į kauniečių, į Kauno miesto žmonių ir ne tik Kauno miesto, lygiai taip pat Kauno rajono ir tikiu dar plačiau apriepiančios teritorijos žmonių sąmoningumą, į jų supratimą apie plačiąją kultūrą, apie populiariąją kultūrą ir ne tik. Tai manau, kad pirmiausiai tai jau savaime yra didžiulė grąža ir ta investicija jau yra pasiteisinusi. Na, o ateitis, manau, parodys. Tikrai tikiu, jog gali būti ir tokie renginiai, kaip jūs minite. Iš ties nesu kol kas dalyvavęs diskusijose, jog tai realiai galėtų įvykti, bet kaip pats minėjote prieš tai ir klausimą prisimenant prieš tai buvusį, na taip, mes turime daugybę profesionalų degančiomis akimis ir tikiu, jog tos kompetencijos jų įgytos, na, jos ateityje gali pasitarnauti. Ar čia yra tų profesionalų degančiomis akimis, kurie norėtų paklausti mūsų diskusijos dalyvių kokiu nors klausimu? Iš karto žiūriu į salę ir štai, jau matau vieną ranką. Prašau. Dėkui. Mano akis jau truputėlį perdegė per visus tos metus projektų įgyvendinimo, bet klausimas, kuris šiandien akivaizdžiai kilo, tai to finansavimo legitimumo, kaip toliau bus finansuojami tas indėlis, kuris jau buvo įdėtas į miesto kultūrą ir į miesto brandą. Ir čia man gal labiau Astos norėtų paklausti, nes teko skaityti, kad tie projektai, kurie mūsų buvo jaunimo sukurti ir labai stipriai gerai įvertinti, negavo finansavimo kultūros taryboje, kadangi, žinoma, yra didelis konkursas ir panašiai. Galbūt čia turėtų atsirasti koks mechanizmas, kaip, sakykime, yra įvykę su strateginiu finansavimu 3 metams ir tokioms iniciatyvams palaikyti tiek Kaune, tiek ir kultūros taryboje galėtų būti toks pagalvojimas, perkrovimas ir supratimas, kad vis tik tai buvo didelės investicijos ir negalima jų taip lengva ranka numarinti dėl kažkokių tai jau susiformavusių taisyklių. Ačiū labai. Taip, iš ties taisyklės galima kurti iš naujo. Šiuo metu Lietuvos kultūros taryba be abejo, kad neturi jokių prioritetų, jokių programų, post Kaunas 2022 projektų pareiškėjams. Nėra. Grįžtama į konkurenciją tiesiog nacionaliniu mastu kartu su visais. O gal reikėtų turėti, kaip atrodo? Nes tai yra iš tikrųjų didžiulis valstybinės reikšmės įvykis. Taip, galėčiau kelis skaičius pasakyti, tiesą sakant, vieną skaičių pasakysiu, kaip tik prieš diskusiją pasidomėjau, bet mes jau ir prieš tai taryboje po antro finansavimo etapo pamatėme 23 metais iš Lietuvos kultūros tarybos perspektyvos Kaunas yra 10% miestas.
Ir šitie 10% atsikartoja labai įvairiais parametrais. Bet dabar dar kartą sufokusuosiu, Gyventojais lygiai taip ir yra, nuo 3 milijonų. Lietuvos kultūros tarybos mastu, nes kitur, aišku, skaičiai įvairuoja. Tai pavyzdžiui, menininkų pateikusių paraiškas kiekis 10%. Organizacijų, kurios teikia paraiškas dalis nuo visų 10%. Toliau pats paraiškų kiekis, kurį generuoja tos organizacijos, apie 10%. Toliau finansavimas nuo visos finansavimo dalies apie 10%. Ir žinokit, tie 10% kažkaip taip labai įkyriai atsikartoja. Vilnius nėra tokio griežtoj tendencijoje. Pagal skirtingus parametrus jis įvairuoja nuo 40, net iki 70 kartais procentų, bet Kaunas yra 10% tokiam, nežinau, kaip mano, čia daug ar mažai? Nuo Lietuvos kultūros tarybos biudžeto, nuo menininkų aktyvumo, nuo organizacijų aktyvumo 10% Lietuvos mastu. Daug ar mažai? Žodžiu, mūsų neramino šitie 10%. Tai ką dabar Lietuvos kultūros taryba nusprendė daryti ateityje? Tai gairės 24 metų ciklų yra patvirtintos, gairės apibrėžia, kas, kokiamis proporcijomis, arba mes vadinam kvotomis, bus finansuota, tai ten nėra jokio prioriteto. Bet mes nusprendėme ruoštis iš anksto. Ir kai ekspertai jau turi pirminius vertinimus, mes juos išanalizuosime ir pateiksime duomenis. Šitam miestui preliminariai tektų tiek, šitam tiek. Mes savivaldybėmis labiau mastom arba apskritimis net, jeigu stambiau, šitais ryčiai tiek, šitai tiek. Ir tada ekspertai, mes taip tikimės, kartu su taryba galbūt pradės priiminėti kitokius sprendimus, nes iki šiol buvo orientuojamasi tik į pačius geriausius. Ir taip jau išeidavo, kad tie patys geriausi dažniausiai yra iš Vilniaus. Tai mes tenksimės analizuoti situaciją ir bandyti siekti tos įvairovės, kad viskas taip stipriai nesikoncentruotų. Aš kažkaip norėčiau truputėlį išplėsti matymo perspektyvą. Mes visada kažkaip įpratę žiūrėti į kultūros tarybą ir tik į ją. Aš manau, iš valstybės pozicijų žiūrint, ką irgi šitas projektas davė supratimą, kad iš principo valstybė turėtų orientuotis, kone kasmet turėti vieną didelę tarptautinę ambiciją. Jeigu 22 buvo Kaunas Europos kultūros sostinė, panašiai norėjusi matyti Vilnių šiemet švenčianti 700 metų jubiliejų. Ir, pavyzdžiui, irgi buvo labai įdomu diskutuoti ar matyti, kaip rengėsi pati Vilniaus savivaldybė, jau žinant visą patirtį šito proceso Kaune, tai buvo didžiulis skirtumas. Ir čia irgi būtų gerai panaudoti tai, kas buvo Kaune sukurta. Kalbam apie kitus metus, tai turim Lietuvos sezoną Prancūzijoje su ta pačia Virginija komisarės pozicijoje ir irgi langų įvairiausioms organizacijoms tame dalyvauti, kurios jau yra užaugusios ir stiprios ir taip toliau. Tai mano galva, čia yra irgi ne tik vienos kultūros tarybos dalykai, čia yra be abejo ir savivalda. Nes tai irgi labai svarbu yra, kaip, pažiūrėjau, mes irgi važinėjom daug po savivaldybės, iš principo bandydami įtikinti, kiek daug gali jiems duoti atsisukimas į kultūrą, kiek jiems grįž dividendų, politinių, kažkokių kitokių, kaip apsimoka tai daryti, o ne tik įsivaizduoti, kad reikalinga sutvarkyta gatvė ar ištiestas dviračių takas ir tai jau išspręs visas problemas. Tai mano galva čia yra daugiau niuansų. O kažkaip irgi mes su kultūros taryba irgi taip, aš galėčiau čia šitą auditoriją sakyti, taip, būtų gerai turėti kokią eilutę Kaunui ar tam visam palikimui, bet visgi mes irgi turim laviruoti ir gerbti tą savireguliacijos principą, pagarbų atstumą ir formuodami tas gairės, ieškotų sprendimų kartu su kultūros taryba, kaip vienus ar kitus procesus jų kažkaip nesustabdyti, kad jie judėtų toliau, bet lygiai taip pat aš daugybę žmonių iš komandos daug kur pradedu matyti įvairiausiuose projektuose,
institucijose, tai irgi yra tas pats palikimas ir sakau, ne visada reikia tą kultūros tarybos finansavimą matyti kaip vieną vienintelę galimybę. Kalbant apie palikimą, daugybė mūsų miestų kolegų palieka veikti įstaigas, kurios administravo Europos kultūros sostinės projektą ir palieka prieinamą viešai visą informacinį resursą. Kaunas šito nedaro. Tomai, kodėl? Kaunas uždaro įmonę ir griežtai čia pat likviduoja interneto puslapį. Interneto puslapis, aš nebejoju, kad jis nebus uždarytas ir likviduotas. Galbūt tam tai reikia tik tais labai paprasto sutarimo ir galbūt ilgesnės diskusijos. Tai man čia yra kol kas dar šiokia tokia naujiena, esu girdėjęs tik iš nuogirdų ir žinau, jog tai yra dienų klausimas. Tai manau, kad tikrai tas interneto puslapis nedings su savo turiniu, o įstaiga, turime legacy planą, kuriame yra įsipareigojimai, ką miestas toliau ketina veikti ir tęsti. Turime, kaip jau minėjau, programą iniciatyvos Kaunui ir aš manau, kad įrankiai tikrai yra, jie nėra naujai sukurti, jie yra metai iš metų veikiantis, funkcionuojantis ir su teisingu požiūriu jie tikrai yra pakankami, kad visas palikimas galėtų tęstis toliau. Bet tiesą sakant, tuos įrankius Kaunas 2022 sukūrė ir tarsi perdoda jums į rankas, bet neatrodo, kad norėtųsi juos priimti tokie, kokie sukurti, ar ne? Čia turbūt platesnės diskusijos klausimas, bet aš taip vienareikšmiškai išvados tokios nedrįščiau daryti. Ar turime dar klausimų iš salės? Taip, prašau, Virginija. Aš norėčiau gal sugrįžti į prieš tai buvusį klausimą apie finansavimą jau valstybės mastu. Aš tai tikrai nemanau, kad kažkokios specialios eilutės turėtų būti po tokių didelių projektų, vertinant visą nacionalinį finansavimo mechanizmą. Bet pavyzdžiui, šitas projektas Europos kultūros sostinė, jisai iš esmės suformuotas buvo pagal Europos komisijos ir ES kultūros politikos gairės, kūrybiškos Europos gairės, kur vienas iš didžiausių vertinamųjų aspektų buvo įtraukimas, dalyvaujamoji kultūra, bendra kūryba, partnerystės. Ir mes tikrai padarėm šitą eksperimentą, matydami iš kai kurių Europos partnerių patirčių, kad tai tikrai puikiai veikia visuomeniai. Bet koks dabar, pavyzdžiui, kultūros ministrui ir turbūt Astai klausimas, kaip mūsų nacionalinė kultūros politika ir, pavyzdžiui, tada prioritetiniai dalykai, galbūt jie dar nenumato šito kaip didžiulio prioriteto ir čia yra tas prasilenkimas su dabar mūsų patirties turėtojais, kurie teikia paraiškas bendruomenių veikloms arba jaunimo iniciatyvams, jos neatrodo ekspertams prioritetinės ar gal pakankamai profesionalios. Gal galima šitu aspektu šiek tiek pamąstyti, padiskutuoti, ar mūsų kultūros politikoje dalyvavimas, įsitraukimas, auditorijų vystymas yra prioritetai ir kaip jie atsispindi tada finansavimo įvairiuose mechanizmuose nacionaliniu mastu. Dar mano galbūt pastebėjimas, kad tai atrodytų, aišku, savivaldos prioritetas - įtraukti bendruomenės, įtraukti vietos gyventojus į kūrybinius procesus. Didžiausią tą potencialą ir miesto gyvybinę energiją jisai miestui arba regionui ir sukuria. Bet tada nacionaliniu mastu ar savivaldybės yra įgalintos ir finansiškai, nes žinau, kad joms nepriklauso kultūrą išlaikyti ir remti pagal savivaldos įstatymą ir tai jeigu daro jos, tai yra tam tikras jau kryptingas strateginis veikimas, bet ne jų prievolė, kaip medicina ar švietimo tam tikri aspektai. Tai kaip čia dera nacionalinė kultūros politika su Europos kultūros politika įtraukimo ir dalyvaujamosios kultūros kontekstuose? Ačiū, Virginija. Nuostabus klausimas ir daug mąstau apie tai. Ir mūsų taryba dalyvauja kitų menų tarybų formate, federacijoje ir visos tarybos šiuo metu žavisi Kanados menų taryba. Ką padarė Kanados menų taryba? Jų buvusi biudžetą jie paliko menininkam
Ir lygiai tokį patį dvigubą biudžetą paskyrė visuomenės kūrybiškumui. Tiesiog. Ir ten nebeliko jokių dalinimų į meno sritis, jokių dalinimų į institucijų žanrus, tiesiog temos pasidarė. Vat įtraukimas, darbas su socialiai jautriomis grupėmis, daugybė tokių dalykų, bet vėlgi grįžtu prie to, buvo skirtas dvigubas biudžetas. Ir tada Kanados menų taryba turėjo neįtikėtiną perspektyvą ir galimybę suformuoti absoliučiai kitokio pobūdžio programas, kurias vertina visiškai kitokio pobūdžio ekspertai, kurie nėra meno sričių profesionalai, kurie gilinasi į meistriškumo tobulumą ir kitus dalykus, būtent tai vertina, ar mes galim tą padaryti. Na, čia jau daug didesnis klausimas negu Lietuvos kultūros tarybos kompetencija. Sunku dabar pasirinkti tašką, nuo kurio pradėti kalbėti, jeigu nuo savivaldybių pradėti kalbėti, taip, iš tikrųjų yra tas toks kazusas, kad iš esmės jos tik etnokultūra yra įpareigotos jau rūpintis. Kanklių festivaliai. Nėra ten išdetalizuota, tai jau kiekvienam pagal... Neapsiribojant kanklėmis. Pagal supratimą, bet tarkim, mums taip teko tokią misiją, ypač praeitą sesiją parlamentui pateikti, ko ne praktiškai visus kultūros sritis reguliuojančius įstatymus, nuo profesionaliojo scenos meno iki kultūros centrų, iki bibliotekų. Tai kaip pažiūrėsi, pavyzdžiui, aš linkiu labai pamatyti Lietuvos bibliotekų bendruomenę. Kokiu būdu jie dirba, kuo jie galų gale tapo. Mes kartais jų neįvertinam, bet tai patikėkit, yra vienas nuostabiausių procesų, kurį turim Lietuvos kultūros sektoriui. Kalbant irgi apie kultūros centrus, yra dabar aibė sudarytų teisinių prielaidų labiau žiūrėti, nes kur pas mus bėda, visi ir žiūri į savo savivaldybę, į savo kultūros centrą, į savo kažkokią, nežinau, erdvę ir tų partnerysčių yra bijoma ieškoti, jau nekalbant apie tarptautinį kontekstą, bet net tarp artimiausių savivaldybių. Tai bent jau dabar įstatymai irgi leidžia kur kas aiškiau vystyti tas partnerystės, bendradarbiauti ir net integruoti, tarkim, nevyriausybinį sektorių į vienus ar kitus poreikius ir jų užtikrinimą, o kalbant jau ir einant į tokį sudėtingesnę temą, kaip pavyzdžiui jau nacionalinės, tarkim, kultūros įstaigos ir panašiai, tai čia vėlgi ta pati kūrybiška Europa, kai tu matai Lietuvos skaičius, jie yra labai, labai kuklus. Tai kaip mes atitiksim tas idėjas, kurios yra užprogramuotos toj pačioje kūrybiškoje Europoje, kurias mes palėtėm per Kauno Europos kultūros sostinę, kada mes irgi bandom ir su vadovais jau kalbėti, kodėl jūs nematot irgi šito resurso. Ir ten prasideda tokia diskusija ir panašiai, nes mes kažkaip Lietuvoje labai pripratę, mūsų kultūros sektorius biudžetinis yra tikrai labai inertiškas. Jį taip įmanoma tą srovę bandyti keisti, kažkokius irgi kelti klausimus ir kryptis piešti. Mano galva, čia būtent nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo į biudžetinį per infrastruktūrą, per bendradarbiavimą konkrečioje veikloje. Čia galbūt atsakymas, kaip tą galėtų pasiekti. Labai gera čia buvo visa ta diskusija su Neik į teatrą, ar eik, ar kaip ten ta reklama. Ką jinai reiškia, bet iš tikrųjų mes dabar kiekvieną dieną turim susitikimus su viena ar kita nevyriausybinė organizacija, pakalbėjomės, vis siunčiam Astai dar irgi pakalbėti apie tai. Ačiū. Bet iš esmės turim irgi tam tikrų minčių, kaip irgi pamažu valstybės įstaigas irgi jom jau net formalizuotą dalyką, kaip žodžiu ieškoti to santykio su NVO. Nes net visas finansavimo surėdimas, įsivaizduojant, kad, tarkim, scenos menuose mes turim tą vadinamą nacionalinę programą, aš kuo giliau ten einu, tuo aš nežinau, kai kurios įstaigos ir jų nemažai savo projektams, jeigu pereitų kultūros tarybos filtrą, tai finansavimo kažin ar gautų. Tai yra tokių niuansų, kur ta inercija mus nedaro stipresniais ir tikrai yra dar ką veikti, bet irgi nesinori per kadenciją tiesiog sukelti sektoriuje chaosą, noriu užprogramuoti tam tikrus dalykus, nutiesti bėgius, kad tas procesas būtų tvarus ir pamažu pradėtų tie rezultatai matytis. Kas nors dar iš salės? Taip, prašau, yra ranka.
Aš tik Virginijai noriu užtikrinti, kad savivaldybės kaip tik yra savarankiškos su kultūros visa tema ir nėra taip, kad joms nerūpi. Tai yra savarankiška funkcija, ne valstybinė. Pas mus daug metų įprasta yra žiūrėti į valstybę, tarsi iš savivaldybių pozicijų duokite pinigų, nors taip neturėtų būti. Kas nors dar? Taip, ten. Sveiki. Vienas iš Kaunas 2022 programos stiprių dalių yra ėjimas į bendruomenės, į rajonus, į seniūnijas. Ir per tą procesą pasimatė, kad ir iš gyventojų, ir iš kuratorių dirbančių su bendruomenėmis yra užklausa ir kultūros infrastruktūros plėtrai, nes nemaža dalis iniciatyvų tarsi yra susijusi labiau su sezonais, kai mes galime veikti viešosiuose erdvėse, bet Lietuvoje, aišku, yra ir kita dalis sezoninė. Ir kartu su tuo matome procesą skirtingose Lietuvos miestuose ir taip pat ir Kaune, kad nemaža dalis nekilnojamo turto, kuri galbūt buvo administruojama miesto, kažkokiu momentu atsiduria turto banko sąrašuose ir po to atsiduria aukcionuose. Ar matote prasmę ir ar nebūtų prasminga įvesti tam tikrą vertinimą kiekvieno miesto mastu, galbūt net orientuojantis į konkrečius rajonus, kur tas nekilnojamas turtas yra, kurį ketinama parduoti, įvertinti jo potencialą ir poreikį socialiniai, kultūriniai funkcijai. Nes jeigu mes priauginame tą galę rajonuose ir mes norim, kad bendruomenės būtų aktyvios, jos turi turėti ir tas materialias platformas. Ačiū. Kauno centrinio pašto istorija parodė, kad ne tik rajonuose tai sudėtinga, labai sunku ir dideliuose miestuose. Taip. Bet visgi šitas objektas turi eigą ir jis važiuos į priekį. Kitas irgi geras pavyzdys, kur irgi kultūros ministerija turėjo įsikišti ir kažkaip bandyti gelbėti situaciją, tai yra Nidos švyturys ir jo kompleksas. Bet čia vėlgi, tai kiek valstybė turi eiti iš paskos. Tai jeigu savivalda, bendruomenės ir panašiai nemato, neranda kažkokio poreikio, pavyzdžiui, kiek dvarų yra irgi, tų pačių apleistų ir panašiai, tiesiog nėra tokio resurso, kad imtum viską ir įveiklintum ir man šiek tiek gąsdina, kad ir tos valstybės, jos bus per daug. Tai šitoj vietoje kažkaip reikėtų irgi rasti tą balansą ir galų gale ateitis vis tiek yra sąveikose. Kas tai bebūtų, bendruomenės centras kirsi su kultūros centru, kirsi su kažkokiom socialiniam funkcijom, bibliotekom. Aš manau, kad tiesiog gal kai kurios savivaldybės jau daro sprendimus, kai kurios dar neįvertina, kad vienu ar kitų erdvių dar reikės įvairiausiams poreikiams, kurie dar šiandien gal neidentifikuoti. Bet lygiai grečiai mes turim ir demografinę situaciją, gyventojų mažėjimą, tai su ta infrastruktūra mes kažkaip irgi turim žiūrėti, nes bent jau valstybei, tai pirmiausia, dar reikia susitvarkyti su valstybės investicijų programa, kuri baigėsi 25 metais ir kurioje projektų ir poreikio finansavimo yra daugiau nei kad yra biudžeto. Tai šioje vietoje kažkaip yra saikingi dalykai. Aišku, klausimas tokį turi bendruomeninį užtaisą, bet aš vėl grįšiu, kaip ta bendruomenė yra traukiama, nes mes dažnai ją kažkaip įvietinam. Bet yra ir kitų dalykų, mes greitų laikų turėsim gerų žinių, bet gal visko neišduosiu, kaip jau šiandien sukeliu tokį lūkestį, bet nepasakau iki galo, bet irgi kitą savaitę irgi iš kultūros ministerijos išgirsit irgi gerų žinių apie naujų erdvių potencialų atsiradimą būtent nevyriausybiniam sektoriui taip pat. Ir mano galva čia ir yra tie atsakymai, bet visgi aš manau, kad mes dažnai tiesiog suvokim viešą infrastruktūrą ir tiesiog jau vadovam tų įstaigų turi būti įdėta įvairiausias užduotis, kad jie ieškotų tų kooperacijų su bendruomenėm, su NVO, su atskirom iniciatyvom ir tas veiksmas irgi nevyktų tik tai kažkokiose savose sultise ir tada, manau, būtų žymiai lengviau visiems įsitekti, negu kad įsivaizduoti, kad dabar iš paskos turėtumėm bėgti vis kažką iš turto banko ten perpirkti, investuoti ir panašiai, tai irgi svert reikia labai tos sprendimus.
Nes ką mes čia kalbame, yra kompetencijų ir finansų klausimai. Ir jie kartais persidengia, o kartais... Ar mes turime dar klausimų iš salės? Dar vienas. Taip. Reaguojant, kalbant apie poreikių identifikavimą, kaip tik šioje programoje mes turim labai tokią sėkmės istoriją, kai kuratoriai, dirbantis su konkrečių rajonų bendruomenėmis, išvystė komunikacijos modelius su gyventojais. Jie žino, kaip surinkti informaciją, kaip poreikius identifikuoti. Tai tada klausimas yra, kur šitą kompetenciją galima dabar būtų perkelti. Mes matome, kad tai būtų matyt naudinga, iš šalies bent jau žiūrint, būtų naudinga savivaldybėms turėti tą spektrą kompetencijų įtraukti į savo kažkaip sprendimo priimimo procesą. Kaip galbūt savivaldybė mato galimybę tą jau gatavą įrankį arba metodų paketą įveiklinti, priimti, kur įtraukti, ar yra apskritai galvojama apie tai? Ačiū. Turbūt vėl Simonui reikės atsakyti. Ar... Tomai? Žinokit, prisipažinsiu atvirai, šitoj temai net neturėčiau dabar tiesmuko ir staigaus atsakymo. Manau, jog bet kokiu atveju dėrybų, dialogo būdu tokie sprendimai turėtų būti surasti ir jie tikrai yra įmanomi, bet tiesiog čia ir dabar šioje scenoje aš atsakymo nepateikčiau, kaip tie įrankiai galėtų būti įveiklinti toliau. Bet net nebejoju, kad jie gali veikti ir gali labai pasitarnauti. Aš dar galiu Lietuvos kultūros tarybos irgi perspektyvą. Vat štai buvo paminėta infrastruktūra, labai svarbu. Virginija uždavė klausimą apie organizacijų tvarumą, tų vat inicijuotų ir renginių tęstinumą, bet iš Lietuvos kultūros tarybos kokią didžiausią problemą aš matau, kūrėjų stipendijos. Vat yra dar vienas aspektas, kuris yra labai problematiškas, silpniausia Lietuvos kultūros tarybos grandis ir vėlgi finansavimo viskam neužteks, reikia dėliotis prioritetus, o jie yra ganėtinai skirtingi. Vat kas yra svarbiau? Pastatai, organizacijos ar kūrėjai? Aš neturiu šiaip atsakymo, bet aš tiesiog matau, kad lyginant su kitų užsienio šalių menų tarybomis, stipendijų dalis yra tiesiog visiškai baisi. Paprastai argumentas būna, kad kai pastatą stato, tai matosi kaip stato, o ką kūrėjas daro, tai niekas nemato. Aš tą progą norėčiau pareklamuoti vieną programą, kuri turėtų startuoti šių metų paskutinį ketvirtį. Tai irgi yra ES finansuojama programa, būtent kalbanti apie kultūros kūrybinių industrijų plėtrą ir tokiems subrendusiems projektams, iniciatyvoms, jų, kaip sakyti, ir infrastruktūrai dalinai, ir kažkokiai techniniai įrangai, ypač jeigu tai yra susiję ir su kūrybiškumu, ir kažkokia yra dar verslumo pusė, bendruomeniškumas, visi kiti dalykai, tai tam irgi bus kvietimai ir tikrai labai linkiu atkreipti dėmesį, nes, pavyzdžiui, irgi čia buvo pasirinkimas, mes tos sėkmingai 34 berods milijonus galėjom nukreipti ant savivaldybėm, vėl ten išsitapetuot, pasitinkuot savo pastatus. Ar mes kažką būtumėm išsprendę? Aš nemanau. Ir nežiūrint į tai, kas bręsta toje pačioje Europos Sąjungoje ateityje, tai vis mažiau bus lėšų statyboms, vis daugiau lėšų bus sąveikoms, įvairiausiais būdais ir jų tiesiog vystymai. Aš kaip tik norėčiau per tą temą sugrįžti atgal į Kaunas Europos kultūros sostinė palikimą. Ir tai iš tikrųjų Kaune taip pat statoma, yra mokslo sala statoma, yra labai daug infrastruktūrinių projektų, juos reikės kažko užpildyti. Tomai, kaip atrodo, ar miestas sugebės pasinaudoti tuo potencialu, kurį turi Europos kultūros sostinė, užpildydamas šitas erdves, institucijas, projektus? Ir tų erdvių dar netgi ir daugės. Mes dar nekalbame labai garsiai, bet žinom, kad atsiras ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras kitapus Nemuno. Ir lygiai taip pat turim ir sporto halę. Ir šiandieną esame čia, Romuvos atnaujintose erdvėse. Tai akivaizdu, kad tos erdvės jos užsipildo.
šiandieną yra akivaizdus pavyzdys. Mes esame čia. Ir tikiu, kad ir mokslo sala, tiesa, jos paskirtis galbūt šiek tiek ne tiek kultūrinė, kiek skirta jaunimo mažųjų kauniečių STEAM veikloms, edukacijoms ir švietėjiškoms veikloms, bet kokiu atveju tikiu, jog ten suras ir kultūros žmonės vietą. Turėjome Baltijos kelio minėjimui koncertą jau ant mokslo salos stogo. Tai tikiu, kad visuomet didelis noras gali padaryti rezultatą ir šiuo atveju Kaune kylančios erdvės jos tikrai neliks tuščios ir bent jau kol kas, man atrodo, tuštuma ne viena iš jų negali skųstis. Bet ar pasinaudosite patirtimi, kurią gali šitas projektas pasiūlyti užpildant tas erdvės, nes yra žmonės, kurie turi kompetencijų, kaip tai daryti. Ir kaip Simonas sakė, tai yra kultūros vadybos iš tikrųjų vienas svarbiausių šiandien turbūt šaltinių Lietuvoje, vienas geriausių kultūros vadybos projektų, kada nors įvykdytų čia. Be jokios abejonės. Ryti, aš jau nekartą sakiau ir tikrai pasikartosiu. Legacy planas yra, jį patvirtinusi Kauno miesto taryba, iniciatyvos Kaunui veikia ir jos veikia jau nuo regis 2016 metų ir programos, lygiai taip pat 9 biudžetinės įstaigos, iš kurių kai kurios jau perima ir tęsia vienas ar kitas iniciatyvas, net neabejoju, kad tęstinumas jis bus užtikrintas ir jokiais būdais niekas neliks užmarštyje. Aš girdžiu iš kolegų, kad štai kylantis Kaunas, tai vis mūsų programos. Sakau mūsų, nors nebedirbu šiame projekte jau porą mėnesių, aš esu dabar tik žurnalistas. Kylantis Kaunas negavo finansavimo 3 projektams, Nemuno 7, kitas didžiulis projektas iš Europos kultūros sostinės negavo finansavimo 2 projektams. Šitą galėčiau daugiau ir smulkiau paskaityti. Nemuno 7 stovintis Zapyškyje. Stovintis Zapyškyje. Supratau. Na va, vadinasi, su kolegomis reikia dialogo. Ir mes kalbėjome apie tarptautinę šito projekto sėkmę. Ar Kaunas naudojasi Europos kultūros sostinės sėkmę savo tarptautiniuose ryšiuose šiandien? Visiškai taip. Mes visuomet kalbame apie tai, kiek miesto bendruomenės buvo įtraukta į veiklas, kiek žmonių dalyvavo edukacijose, kiek žmonių tobulėjo, kiek žmonių buvo žiūrovais, tiek kauniečių, tiek visos Lietuvos gyventojų, bet mes labai dažnai pamirštame, kaip į Europos kultūros sostinės metus į veiklas įsitraukė mūsų miestai partneriai. Ir jie tikrai pasiūlė didžiulį kiekį pačių įvairiausių iniciatyvų. Todėl aš tikiu, kad ta gera pradžia, kuriai platforma pateikė Europos kultūros sostinės metai, jinai tikrai turi didžiulį potencialą tęstis toliau. Ir jeigu iki šiol galbūt dažnu atveju miestų tarpusavio ryšys, ta partnerystė, draugystė apsiribodavo tik tais tokiais diplomatiniais santykiais, tai šiuo atveju aš manau, jog kultūros srityje dabar jau visa tai užsimezgė kur kas tampriau ir turi potencialą vystytis su didesniu pagreičiu. Gerai, mūsų laikrodis irgi apsisuko jau 2 kartus. Ar dar turim klausimą? Taip, prašau čia. Taip. Sveiki. Tomai, Kaip tik Nemuno 7 štai. Ne, Nemuno 7 šiaip rajone yra, tai čia gal Tomai neskirtas šitas klausimas, čia gal greičiau kultūros tarybai būtų akmenukas toks į daržą, bet aš Tomai turiu klausimą iš tikrųjų. Kokios yra dabar jūsų kultūros politikos ambicijos po Kekso? Ar nebus vienintelis palikimas iš Kauno savivaldybės, tai smarkiai paaugęs nepasitikėjimas kultūros sektoriumi ir biurokratinis aparatas išaugęs, tai reikalavimai biurokratiniai, su kuriais baisiai buvo smagu tvarkyti šitais metais visais iki pat dabar. Tai koks jūsų palikimas bus? Kokios jūsų ambicijos? Kauno miesto ambicijos yra numatytos tiek ir kultūros strategijoje, tiek ir miesto strateginėme plane. Tai aš manau, jog tie veiksmai jie ir sudarys pagrindą tolesnėms veikloms ir kryptį užduos ir toną. Bet dėl biurokratizmo, matyt, mūsų skirtingos patirtys. Aš dėja negaliu pakomentuoti plačiau, kiek ten buvo kliūčių ir kiek buvo vienokių ar kitokių sunkumų. Deja, visą tai matau turbūt iš šiek tiek kitos pusės, bet kokiu atveju kiekviena patirtis ir kiekviena pamoka yra ta vieta, kur reikia padaryti išvadas ir iš jų pasimokyti. Tai aš manau, jog Kaunas yra pajėgus tą padaryti.
Biurokratija išaugo, kiekvienam kultūros sektoriaus darbuotojui tikrai išaugo belikiek. Ir kokios va jūsų išvados po to, po šių metų, tarkim, kaip jūs spręsite šitą klausimą iš tikrųjų? Ir galų galia grįžtant prie tų pačių ambicijų, tai kokios tos ambicijos įvardykit, ko mes toliau sieksime? Mes be jokios abejonės sieksime šitą palikimą, kurį paliko Kaunas 2022, tęsti toliau ir išnaudoti jį miesto tolesniam kultūrinio gyvenimo plėtojimui. Tai čia be jokios abejonės, čia būtų keista, jeigu kalbėtumėm kažkaip kitaip ir bandytumėm kažką sugalvoti gudresnio. Tai čia yra visiškai natūralu, o dėl biurokratijos, tikrai turbūt reikėtų išgirsti konkrečius atvejus, konkrečius motyvus ir argumentus, kur miestas galėtų tobulėti. Tai jis visuomet yra pasiruošęs tai daryti. Pirmas sykį išgirdau, kad per šiuos metus kažkas kardinaliai pasikeitė, bet matyt, kad yra kuo susirūpinti ir į ką atsižvelgti. Tiesiog dėl palikimo dar vienas paprastas komentaras. 2 festivaliai, kurie buvo sujungti vieną, jie neišliko šiais metais. Tai jeigu kalbam apie palikimą, tai jo nėra, kai kuriais atvejais. 12 festivalių yra, ar ne? Sujungta Magenta ir dizaino festivalis, kuris turėjo tapti vienu didžiuliu festivaliu, tiesiog buvo neįtrauktas į remiamų festivalių sąrašą. Tai vėlgi čia kyla daug abejonių. Supratau, dėkoju už pastebėjimą, tai vadinasi palikimas sumenko šiemet, tai kitąmet reikės paforsuoti, kad jisai grįžtų į įprastą režimą. Matot, tikriausiai aš įsivaizduoju, taip, tai yra natūralu, kiekvienam asmeninės patirtys suponuoja vienokias ar kitokias išvadas, bet aš tikiu, jog vis dėlto, tikrai šie metai ir vien tai jau, kad mes esame šiandieną čia, parodo, jog, tikrai miestas nėra užsivėręs ir yra suinteresuotas tą palikimą tęsti. Kaip jau ir sakiau, investicijos buvo ne į materialius dalykus, investicijos buvo į tą kultūrinį lauką mieste, kuris pasiekė, tikrai labai aukštą kartelę ir būtų labai keista ir trumparegiška, jeigu miestas nebūtų suinteresuotas viso to išlaikyti, išsaugoti, puoselėti ir tęsti. Jeigu kalbėti apie užsiverimą, tai mes turime ne visų institucijų vadovų šioje scenoje. Prašau. Aš turiu 3 klausimus, bet juos atsakymai galėtų būti labai trumpi. Asta, jūs minėjote, kad didžiausia dalis skiriama geriausiems, finansavimo dalis. Kokie yra kriterijai apibrėžiant, kas yra tie geriausi? Tada kokia procento dalis skiriama jauniesiems kūrėjams? Pavyzdžiui, Kaunas 2022 turėjo programą Kylantis Kaunas. Ir vienas trumpas klausimas Tomui, kadangi minėjot, kad iniciatyvos Kaunui bus vienas pagrindinių kaip ir programos dalių, kurie užtikrins Europos kultūros sostinės tęstinumą. Kas yra tie vertintojai, kurie vertina iniciatyvos Kaunui projektus? Gal aš pradėsiu. Iš karto galiu pasakyti, kad į antrą jūsų klausimą atsakymo nėra. Mes per tokią prizmę, kokia investicijų dalis teko jauniesiems Kauno kūrėjams, nesam vertinę. Ta prasme, jeigu jūs man parašytumėt, mes galėtumėm tai pasižiūrėti. Bet vėlgi, čia kalbėtumėm tik apie stipendijas, nes mes galim identifikuoti amžių, gyvenamąją vietą ir tada pasakyti, kiek konkrečiai nuėjo investicijų. Bet vėlgi, kaip aš ir minėjau, lygiai taip pat stipendijų aspektu Kaune gyvenamąją vietą deklaravę menininkai gavo 9% viso stipendijų biudžeto. Tai nėra daug, bet kita vertus, Kaune gyvenamąją vietą yra registravę 20% visų Lietuvos menininkų. Tas gyvenamosios vietos registravimas slidus dalykas labai. Registravo pas mamą, bet gyvena dabar iš vis neaišku kur, bet mes vis tiek vertinam būtent pagal šitą prizmę. Beje, jeigu įdomu, Vilniuje yra 60% Lietuvos menininkų. O pirmas klausimas, vėlgi jis nėra vienareikšmiškas, kiekviena programa, kiekviena sritis, atskirai stipendijos, atskirai organizacijų projektai turi savo kriterijus. Tiesiog reikėtų išsirinkti konkursą ir tenai labai konkrečiai surašyti yra kriterijai, kiek balų skiriama ir taip toliau.
toliau. Na, dažniausiai tai yra meninė vertė, aktualumas, poveikis visuomeniai, vadybinės kompetencijos, sąmatos pagristumas. Na, čia tokie pagrindiniai, bet jie skiriasi atsižvelgiant į programas. Tai aš tik tai pridėsiu apie iniciatyvas Kaunui, jog yra darbo grupė ir ji vadovaujasi ekspertų pirminiais vertinimais. Ekspertų pavardžių tikrai šią akimirką neįvardinsiu, nes tiesiog nežinau, nepamenu jų, bet taip, pirmiausiai ekspertai peržiūri paraiškas ir po to darbo grupė priima sprendimus. Aš tiesiog, jeigu dar taip trumpai sureaguojant, irgi jeigu, santykis valstybė yra koks, tai su kultūros taryba mes tą privalom išlaikyti atstumą, jie turi turėti absoliučią laisvę, negali būti jokios įtakos, jokiai konkrečiai paraiškai, jokiam jos vertinimui. Aš atsimenu, kai buvo pirmi rezultatai kultūros tarybos, žodžiu, tų visų paraiškų vertinimo, kai aš buvau jau ministras, tai eilės pas mane buvo visokių merų, ten vienmandatininkų dėl savo festivalių ir kitų dalykų. Tai mūsų misija yra saugoti iš esmės kultūros tarybą ir, kaip sakyti, ir gyventi ir džiaugsme, ir varge, ir su problemom, ir su galimybėm, bet kai kuriuos sprendimus mes priimam, bet mes tokiu stiliumi ir turim veikti. Kaip pavyzdžiui, ką linkėčiau, aš nežinau iki galo dabar savivaldybėje, kokia yra sistema, bet tarkim, visada būdavo problema su ekspertiniu vertinimu, tai bent jau pakeitimai leidžia turėti tokią situaciją, kad tu matysi, kas tavo paraišką konkrečiai vertino. Ir ekspertai jau turi turėti, ir save gerbti, nerašyti ant tų komentarų tiesiog iš ten 2 sakinių apie nieką, bet jau atsiranda toks procesas, kur visi kažkaip turim paaugti ir pakilti į viršų. Ir visgi savivaldybėse dažnai yra problema daug kur, kad tai yra irgi priklausoma ir nuo politikos dažnu atveju, nuo įvairių preferencijų ir kitų dalykų. Ir šitoj vietoj tą NVO, kaip sakyti, visą vertinimą, projektų teikimo, visą procedūrą reiktų irgi turėti irgi maksimaliai viešą, kiek įmanoma, kad matytųsi ir klaidos tame tarpe. Gerai, ar turim paskutinį gerą klausimą? Taip, čia turime Paskutinis. Taip. Sorry, it will be in English because I have no language skills in Lithuanian. I have a question about the bigger image, the context of ECOC. I mean that we have heard that the evaluation process, the assessment was reached and expanded, but at the end, politicians are answering political questions using short political stories. And I would like to ask which indicators are crucial for local politicians when they are talking about city development, not about culture, not about creative sector, but about city development per se. Kas norėtų pakomentuoti? Vertimo nereikia? In which language you prefer? Nereikia vertimo. I think one of the bases you can evaluate the development in some or another case is, for example, people income tax. Because that means and that shows how or people join your city or you are alone with your tasks, with your goals and etc. And it's sometimes for the municipalities, it's most popular indicator how to have orienters to organize their policies. And for example, I remember the situation when I worked in Kaunas City municipality, and we had meetings with the investors with a discussion what could city do for them because they make a decision to join the Kaunas City. And from my point of view, it was an idea that we must talk about lower taxes, shorter procedures, and etc. But the main questions were about what our people will do in your city. How you going to act with these people who came and work in our company?
because we need more students, we need more people, and how you ensure your life after the work. So I think these indicators is very related on the economical issues. And if I will be a mayor, for example, I will take a look on a people income tax as the main indicator, but from the very, very basis of the view. Kas nors dar? Gerai, tai tada grįšim į lietuvių kalbą. Paskutinį klausimą aš leisiu savo paklausti. 2030 metai. Klaipėda jau paskirta nauja kultūros sostinė Europos. Laimėjo konkursą, laukiam. Kaunas. Jūsų požiūriu, noriu labai trumpai iš kiekvieno, kaip Kauno Europos kultūros sostinės palikimas saugomas ir atsispindi kasdienėme gyvenime. Jūsų nuomonė. 30. 30. O kodėl Klaipėda paminėta? Dėl to, kad vis tiek bus naujas konkursas, Lietuva gaus naują poziciją Europos kultūros sostinėje, didelė tikybė, kad Klaipėda laimės. Ar gerai atsakiau? O Panevėžys, pavyzdžiui? 1 tašku pralaimės, 1 balsu. O mes su Goda Giedraityte kaip tik per pertrauką apie tai pašnekėjom, nes, na, vėlgi, taryba visada stebi daug visokių duomenų ir visą tai turi. Tai vat Kauno tą procentinę dalį aš pasakiau, labai dažnai atsikartoja 10%, tai Klaipėdos yra, na, kartais net 5 nesiekia. Aš Godai sakiau, kad reikia kuo greičiau auginti potencialą. Kaip atsispindės Europos kultūros sostinės idėja, štai mūsų kultūrinėme gyvenime? Tai čia sudėtingas klausimas, nes priklauso nuo to, kokie žmonės, ką jie paims, o gal jie norės daryti, nežinau, revoliuciją, o ne evoliuciją. Ir kažką visiškai radikaliai kitko daryti. Labai sudėtinga. Mes tiesiog pasinaudojom akciją, pirkom Kauno centrinį paštą, prie to pačio ir Klaipėdos centrinį paštą nusipirkom. Kaip kultūros ministerija ir manau tikrai ten bus įdomus reiškinys. Klaipėdos muzikinis teatras startuoja visiškai atsišviežinęs, atsinaujinęs po rekonstrukcijų. Laikrodžių muziejus, tai mes ten toj Liepų gatvėje tokį visą kultūros ministerijos kvartalą formuojam Klaipėdai pagalbą, bet Panevėžys labai kvėpuoja į nugarą. Ten vyksta daug gerų dalykų, tai žodžiu ta konkurencija ir mūšis, aš manau, vyks geras. Aš nenuvertinu ir kitų miestų, bet tiesiog iš jau suprasdamas, kur link tie miestam judėti ir kas gali atnešti sėkmę, aš matau visai geras varžytuves ateityje. Tomai, ar Kaunui bus reikalingas Kaunas Europos kultūros sostinė 2030 metais? Aš manau, Kaunui Europos kultūros sostinės titulas, aš tikrai netuščiai žodžiaudamas sakiau ir šįryt sveikindamas visus forumo dalyvius, jog Kaunas buvo, yra ir išliks mūsų kultūros sostinė ir aš tikrai esu tikras, kad tas titulas jis bus reikalingas, o jeigu jau taip prognozuojate, kad 2030 mes ir vėl galėtume turėti Europos kultūros sostinės titulą kažkur mūsų šalyje, kažkuriame mieste, tai aš jau dabar girdžiu, kad tiek gerbiama Virginija, tiek Ana dalyvauja IKOK buvusiųjų, reiškia, Europos kultūros sostinių ir būsimųjų naujokių Europos kultūros sostinių tarpusavio, na, bendravime, ar ne, mokymėsi vieni iš kitų, tai tikiu, jog kauniečiai jie yra geros širdies žmonės ir jie tikrai dosniai pasidalins savo patirtimis, savo žiniomis ir padarysim taip, kad Lietuvoje kažkas vėl džiaugsis šiuo garbingu titulu. Bet Kaunui jis, manau, istoriškai jau yra įrašytas į miesto DNR ir jis tikrai bus reikalingas. Tai liks tie festivaliai? Nes iš kogi mokysis tie kiti miestai? Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Liks. Gerai, to šiandien gana. Ačiū visiems. Tomas Jarusevičius, Asta Pakarklytė ir Simonas Kairys. Ačiū visiems.